Pone pirmininkė, pone ministrė, pone komisarė. Akivaizdu, kad ši dujų tiekimo krizė yra politinė problema, o ne komercinis ginčas. Tiek Gazpromas, tiek Naftogaz kompanija šio konflikto metu atlieka pagrindinį darbą įrodyti mums visiems ir visuomeniai, kad tiek techninė, technologinė ir ekonominė prasme tranzitas neįmanomas. Tas kartojama nuolat. Jo labiau, kad šie mūsų partneriai, ES partneriai, visiškai nesivadovauja elementaria verslo praktika, nei energetikos chartija. Atrodo, kad mūsų partneriams tai neegzistuoja. Ir dėja, nematau jokio nei Kijevo, nei Maskvos noro susitarti. Man atrodo, kad jie daugiau siekia laimėti laiko šiuose dėrybose. Ir sprendžiant politinę problemą, matau tik politinės priemonės išspręsti, kol bus išspręsti techniniai tranzito klausimai. Manau, kad reiktų siekti ES ir Rusijos ir Ukrainos politinių susitarimų ir politinių garantijų, sprendžiant, kol bus pasiekti mūsų tikslai vidutinės ar ilgalaikės trukmės prasme. Ir dar vienas dalykas dėl energetinio solidarumo. Neturėtume, Bulgarijos premjeras ir Slovakijos premjeras išvyksta tartis į Maskvą ir Kijevą. Neturėtų būti, energetinio solidarumo savaitė neturėtų baigtis ir kad vėl dėrybos pereitų į dvišalį formatą. Ir energetinis solidarumas, manau, yra Bulgarijai ir Slovakijai atnaujinti branduolinės jėgainių darbą šioje situacijoje. Tai būtų tikras energetinis solidarumas.